tą patį faktą buvau pasižymėjęs prieš rungtynes. Kosmosas, kaip prastai šį sezoną belgas atakuoja iš tolimo nuotolio. Klaidas daranti komanda. Kiek daugiau nei po 11 klaidų vidutiniškai. Baigėsi vandens pertraukėlė, keletas gražesnių epizodų per sužaistą laiką. Vilniaus Rytas prieš Klaipėdos Neptūną. Pleckas. Oi, paskraidintas Pacevičius, 2+1. Delaurėvos pakilęs nuo suolo iškart imasi darbų. Čia Delaurė labai silpnai gynėsi ir Deividas Gailius pelnė ką tik dar 2 taškus. Taigi, atakuoja ir pataiko Kaulas. Jau 6 atkovotas kamuolys puolime iš Vilniaus Ryto pusės. Tuo tarpu Gėtis, Masiulis. Vilniečiai dažniausiai... Aišku, turbūt ir dėl konkurencijos. Na, tas irgi yra. Kaulas pats. Sudėtingas, bet tikslus. Kaip susitarė eiti į pagalbą nuo Janavičiaus Vilniečiai. Kaulo niekas nepasitinka ir 3 taškai. Perdavimas vėl nesusikalba tarpusavį klaipėdiečiai ir jokios be to pagalbos iš aikštės krašto. Apgavęs jėgas, jis vėl ant parketo. O, Echodas pučia kamuolį. Girdžiūnas. Puikus, tiesiog nuostabus presingas. Wow! Ryto presingą tai organizuota, tai dabar fantastiškai atiminėja kamuolius iš varžovų. Abu krepšininkai pelnė po 10 taškų, 8 surinko Gytis Masiulis. Vėl 2+2, Echodas arba stato užtvarą, arba ją. Ir vėl po krepšiu nedengiamas Echodas. Nebejoju, kad Tubelis sustiprins Neptūną. Į dešinę Kaulas, į silpną pusę ir silpnąją dešinę. Papildomas šansas. Pleikys koją sužaidė, rodo Girdžiūnas, bet arbitras neižvelgė žaidimo koją. O, Pleikys koją. Kištelėjo koją. Reikia sprendimų. Echodas pirmas prie kamulio. Pražangos nėra, taškų taip pat. Goriamas 2+1. Puolėjo pozicijoje, kalbant apie atletiškumą, atkovotus kamuolius. Vos 6 taškus šiandien yra surinkęs Ignas Sargiūnas. Pleikys visiškai laisvas. Pagaliau. Trečias kartas nemelavo.